Lygiai 3 minutės po 13 valandos. Aš tikiuosi, jog sėkmingai grįžtate po pietų pertraukos link penktadieninių, pabrėžiu, penktadieninių darbų, jeigu tokių beliko. O mūsų svečių valandoje man visuomet smagu priimti svečius, viešnes, o ypač jeigu dar svečias yra bendravardis ir ne šiaip bendravardis, o pats Antanas Juknevičius šiandien pas mus. Sveiki gyvi. Labadiena. Malonu, kad atkeliavot. Tai dėkui, kad kviečiat. Šiandien Antanas su Antanu pasišnekės, nieko prieš. Na, džiaugsimės. Tarp kitko, pirmą kartą eterėje kalbino mane Antanas. Va, tai yra labai gerai, istorinis momentas. Tai absoliučiai. Praėjusią savaitę ir šią savaitę, ar ne, aš tikiu, kad apturėjot tokį irgi maratoną. Interviu, visokiausios laidos, klausimai. Sau kažkiek laiko liko? Na, tai yra mūsų gyvenimo dalis. Antras dalykas, kad to laiko artėja savaitgalis ir manau, kad visas laikas bus savo. Telefonas bus išjungtas. Taip, telefonas bus išjungtas, busim su artimai žmonėm ir viskas bus gerai. Mes suspėjome nuvažiuojant į traukinį, dar vienas iš paskutinių interviu šiandien, matyt. Taip, jūs visiškai teisūs, paskutinis. Ar Šiandien. buvo kažko nepaklausta, kažko neklausti, nes iš tikrųjų, kad klausimų buvo šimtai. Tarp kitko, klausimų tai labai daug tų pačių. Ir ar liko kažkas nepaklausta, tai aš sakyčiau, kad labai daug kas yra neapšnekėta, labai daug kas nepaklausta ir matyt reikėtų skatinti ateity žurnalistus, kad plačiau. Kad už gerą klausimą, pavyzdžiui, laimi vietą Dakare komandoje. Arba aš nieko prieš. Tada tikiuosi, kad čia viskas apsiverstų labai stipriai. Klausimų būtų nedaug, bet jie būtų tokie jau tiksliniai ir verti matyti Dakaro. Nes dabar toną užduoda, tarp kitko, pirmi žurnalistai, kurie pirmi paklausia ir paskui visi ant tų pačių klausimų pradeda vystyti viską toliau. Taip dažniausia būna. Tai dažniausias klausimas, matyt, ir buvo, kaip jaučiatės, ar patenkintas rezultatu? Na, šitas vienas iš populiariausių klausimų, tai kaip mes sakome, mes esam labai patenkinti, nes vis tiek iš 60 vietos pernai išėjome 27, yra didžiulis šuolis, taip kad mes esam patenkinti savo rezultatu. Aš turiu klausimą iš serijos, jei bobutė turėtų kiaušinius. Jeigu, įsivaizduokim, organizatoriai nebūtų trumpinę trasų, kai kurių, ar ne, kaip galėjo viskas vystytis? Ne, čia taip, aišku, turbūt klaust nėra teisinga, kas būtų, jeigu būtų. Jei ne tos klojimo durys, būčiau velnės durys, mano kaime sakydavo. Tai, žinai, taip, kad nekaltinkime tų klojimo durų ir nebandykim jų eliminuoti. Na, yra viskas kaip yra. Matyt, kad čia, žinai, čia vienintelė vieta, kur gali, sakau, pabandyti analizuoti. Bet tam, kad atlikt monitoringą ir realiai matyti savo vietą, tai mes tą darom ir mes, ir Benediktas, mačiau, tą daro, vis tiek tu skaičiuoji tą laiką, kurį tu stovi, kai tu remontuojasi mašiną. Tai yra vis tiek tik tam, kad tu suvoktum, kur tu būtum, jeigu tikrai namų darbai visi būtų atlikti, ir nebūtų tų problemų, kurios atsitinka ne dėl tavo kalties, kai tu nedaužai automobilio, ar ne dėl to, kad ten trenkė ir kažką nulaužai, bet tiesiog kažkas buvo praleista ir dėl to automobilis sustojo ir tu turėjai remontuotis trasoje. Tai to laiko visada gaila, nes jisai vis tiek įtakoja, bet vėl atsitinka visiems visko. Tai šitoj situacijai irgi taip negali. Čia tiesiog yra toks komandos monitoringas, bandymas suvokti, kur tu būtum, jeigu sakysim, nebūtų tų pašalies problemų. Bet vėl, problemų turi visi, vienokių ir kitokių. Čia yra dalis žaidimo ir yra fortuna, su vienais metais, su kitais. Taip kad šitaip iš tikrųjų galvoti nėra teisinga. Taip kad esam ten, kur buvom verti būti. Kalbant apie tos namų darbus, apie jų ruošimą, tai dabar jau aišku, kad kažkas gal buvo nepadaryta, ar taip neįmanoma, kad viskas būtų paruošta? Iš tikrųjų, viskas buvo padaryta, įvertinant tas žinias, tą patirtį ir tą suvokimą, kurį mes turėjom apie automobilį ir taip toliau. Dabar, aišku, yra įgyta tos patirties, tokį automobilį aptarnaut patiem, kokį mes aptarnavom, iš tikro nėra taip paprasta, yra daug niuansų. Tai mes jų labai daug sužinojom šiemet ir dėl to aš įsitikinęs, kad kiti metai bus dar geresni gal techninio aptarnavimo prasme, nes vėl mes tas žinias, kurias įgyjom, tai aišku panaudosim kitų metų pasiruošimui. Man buvo įdomu, kiek tų atsarginių dalių vežatės? Ar įmanoma sukurti antrą automobilį? Taip, faktiškai iš tikro dalių tai yra toks kiekis, kad mes beveik turim antrą automobilį. Kitaip važiuoti yra beveik neįmanoma, arba tu turi labai pasitikėti to, kad tau kažkas tas detalės perleis
Kas nelabai realu matyti? Na, yra realu, bet sakykim taip, mes netgi turint labai gerų ten draugų ir pažįstamų, kurie irgi turi kažkokį, tai tu būtum tada labai pažeidžiamas ir rizikingoj situacijoje. Nes jeigu tu, pavyzdžiui, nepasimi kažkokio tai mazgo, kuris labai brangiai kainuoja, bet kitos komandos, tu tikėsi, kad jos turės ir tu pas jas gausi. Bet jeigu sutaps blogai, kaip sakyt, sukris kortos ir visi tas detalės išeikvos ir tada tu jų negausi, na, tai tu tiesiog atsirandi tokioj, tu nesi garantuotas. Todėl investuoti į detalės yra privalu, jeigu tu nori saugiai važiuoti ir turėti rezultatą. Tik tokiu atveju tu gali būti garantuotas. Kitu atveju tai atsiranda tokia loterija. O jeigu tu jos negausi, ką pabaigsi Dakarą? Vėl tai. Taip, matyt, kad šitoj situacijoje, kad ir kaip tai yra finansiškai neskanu, mes visada investuojam ir pagrindinius mazgus, be kurių važiuoti negalim, tai turim tikrai. Jeigu taip atsitiktų, tik pasakysiu, kad mes ten, sakysim, išeikvojam daugiau tų mazgų, tų detalių, kurių mes buvom kiekį kažkokį tai paėmę, tai aišku vis tiek tu turi ten kažkokį bičiulių ratą, kur gali nueiti, išsinuomoti arba dažniausiai nusipirkti. Už didesnę kainą gerokai. Jo, yra tokia taisyklė, ten, sakysim, šiemet mes vieną detalę pasiskolinom, tai tiesiog paskolinom ir pasakė, grąžinsi, kai grįši. Sakė, čia, žinai, šitas mes pinigų neimsim. Bet šiaip netgi, jeigu overdrive tu imtum detalę, tai sakysim, jeigu jinai, pavyzdžiui, kainuoja 2 ar 3 tūkstančius eurų čia perkant Europai, tai kai tu esi Dakare, tai jinai kainuoja kaip minimum 4 ar kažkiek, nes visi skaičiuoja savo logistikos ir transportavimo kaštus. Tai yra vien dėl to, kad tu ėmi Dakare, jinai jau kainuoja 30-40% gali kainuoti brangiau. Ir taip daro visi, nes, tada visi nori kompensuoti tas savo išlaidas. Kodėl, reiškia, aš toks turiu vežti už tai mokėti, o tu toks protingas, tik ateini ir nusipirki tik to, ko tau reikia. Reiškia, tada susimokėk už tai jau didesnę kainą. Tai vėl, žodžiu, yra tokia realybė, žinai. Turėt stiprius partnerius. Vieni iš jų yra Motul bendrovė, kuri jums teikia visus kyšius, ar ne, reikalingus Toyotai? Ta prasme, tuos kyšius, kurie reikalingi mūsų pagrindiniam agregatam, varikliui, greičių dėžiai, taip, ir reduktoriam. Tai yra transmisijos ir variklio tepalai. Tai yra įmonė, kuri jau skaičiuoja dešimtmečius ir kodėl būtent Motul tepalai? Mes iš tikrųjų visą laiką važiavom su Motul tepalais, anksčiau jie nebuvo mūsų partneriai, bet turbūt pagrindinis tai dalykas vėl, kadangi dauguma lyderių komandų ir komandų Dakare važiuoja būtent su šitais tepalais, nes ypač Motul linija tepalų transmisinių, tai yra greičių dėžiai reduktoriam, jinai yra viena geriausių turbūt ir daugiausia naudojamų sportą, nes yra labai reiškia gerų savybių ir labai aukštai temperatūrai skirti. Tai labai paprastas atsakymas, žiūri, ką naudoja geriausiai ir naudoja tą patį. Aš galiu pasakyti netgi klausytojams, jog gūdžiais 66-aisiais kompanija Motul pristatė pirmąjį pusiau sintetinį tepalą, kas dabar iš tikrųjų yra viskas įprasta ir paprasta. O aš turiu mūsų dar klausytojams dovanų, ne bet kokių, mes turime didžiulį, nežinau, 1,5 kvadratinio metro, matyt, kad ploto Motul skėtį, raudoną gražų, Antanas pasirašė, mes visą tai matėm, visą tai užfiksuota. Jeigu, žinoma, prisiskambinsite ir atsakysite į paprastą klausimą, žinoma, susijusi su Motul tepalais. Studijos numeris yra 242-422, jeigu skambinate iš mobilio prieš tai 85, linija yra jungta. Būtų bairis, jei paskambintų Antanas. Alio! Sveiki, labadiena. Sveiki, kas paskambina? Audriau, ar pasiruošęs klausimui? Bandom laimę. Aš jau sakiau, kad pusiau sintetinis tepalas Motul buvo sukurtas ir pristatytas dar 66-aisiais. O kuriais metais Motul bendrovė sukūrė pirmąją pasaulyje, pabrėžiu, pirmąją pasaulyje sintetinę aukščiausios kokybės alyvą? Tai buvo revoliucija. Variantų nebus. Natūralu, kad kažkiek praėjus laikui po 66-ųjų, taip. 74. Atsakymas nėra teisingas, iškart sakau, teks bandyti matyti paskambinti kitą kartą, bet šauta nebuvo taip jau visiškai aklai ir dievų į langus. Truputėlį ankstėliau galiu pasufleruoti mūsų klausytojui. 242-422, dovana laukia jūsų. Alio. Labadiena. Kas skambina? Ramūnas. Ramūnai, šaukit ir tebūnie šūvis taiklus. 77. Ne. Nėra teisingas atsakymas, kaip čia, anksčiau, tai vadinasi, orientuokime tarp 66 ir 70, tarkim, 6. Taip. Alio.
Sveiki. Sveiki, kas skambina? Vilkas. Vilkė, gal jūs norit ko nors pono Juknevičiaus paklausti? Kokį klausimą, nes už klausimą gerą į Dakarą kitais metais. Aš gal bandau taip 71 iš karto spėti. Taip, visiškai teisingai. 71-aisiais Motul bendrovė sukūrė pirmąją pasaulyje sintetinę aukščiausios kokybės alyvą. Ir tai buvo iš tikrųjų jį pagaminta iš augalinės kilmės esterių ir sukurta taikant aeronautikos technologijas. Fantastiškai, iš tikrųjų, čia viskas pavyko. Nepadėkit ragelio, gerai? Gerai, dėkui. Mes paplėpėsim netriją. Kompanija turinti iš tikrųjų ilgametę patirtį ir mes apie tiek Motul produkciją, tiek apie Dakarą dar pašnekėsime po vienos smagios dainos. Na ką, bičiuliai, pirmasis didžiulis gražus raudonas Motul skėtis su Antano Juknevičiaus parašu jau iškeliavo vienam iš mūsų klausytojų. Mes turime likusius dar 2, taip kad viskas jūsų rankose, klausimai yra paruošti, belieka tik sulaukti signalų ir tuomet skambinti mums į eterį. O čia pas mus gyvai pats Antanas Juknevičius, mes kalbame apie Dakarą, apie gyvenimą, apie automobilius, apie Motul alyvą. Grįžtant, ar ne, dabar link Dakaro reikalų. Kuris etapas buvo sunkiausias? Kur buvo iš tikrųjų išeikvota daug tų žmogiškų resursų ir automobilis labiausiai gal kentėjo? Iš tikrųjų tų etapų buvo keletas, bet visi jie yra sunkus vienaip ar kitaip, bet man asmeniškai sunkiausia etapai yra tada, kai griūna automobilis, kai lūžta kažkas ir tu turi tvarkytis trasoje. Tai tada tu supranti, kad bėga laikas. O tu turi tvarkytis. Ir tvarkytis trasoje tai nėra taip viskas paprasta, nes tu turi turėti kažkokių tai atsarginių dalių. Kai mes turim jų pakankamai nemažai, turim visokių žarnelių, riebokšlių, silikonų, turim daug visko pakankamai. Turim ir pusašį, ir granatą, ir šlaunis, ir, kaip sakyt, daug turim dalykų, kurios galim patys pasikeisti ir pasidaryti, bet kartais būna taip, kad tu neturi detalės, o be tos detalės tu negali sutvarkyti ir tada tu turi kažkokį daryti apėjimą, kažkokį tai sprendimą, kad tu galėtum judėti toliau, tai tada, aišku, prasideda jau vėl. Yra kažkokia prasme ir lenktynės, bet iš kitos pusės greitas susitvarkymas tai yra irgi gerų lenktynių dalis. Tai man visada būna sunkiausia, kai mes turim pradėti užsiminėti kūrybą trasoje, remonto automobilio, tai toks biški būna, sakysim, tai man buvo tokie etapai šiemet 3, kai mes gaišom laiką ir remontavomės, bet tai o kai važiuoji, tada viskas gerai, žinai, tai turbūt nesmagiausios dalis šitas. Vadinasi, super talentingas, greitas lenktynininkas, neturintis visiškai jokio patyrimo taisant automobilį žlugtų Dakare. Jisai dar yra antras ekipažo narys, jeigu graži mergaitė. Tada jau tikrai žlugtų, bet gal ir nežlugtų, gal mes turėtumėm, kaip sakyt, ir labai gražią pabaigą šitos istorijos. Pavyzdžiui, po 9 mėnesių. Automobilis sugedo ir mes tiesiog gerai leidom laiką. Buvo karšta, švietė saulė, stebėjom varžybas, turėjom šalto alaus ir taip toliau. Dar to pačiu prakeliam greičių dėžę kitam ekipažui, kurias reikėjo už gerą kainą. Galima ir taip, aišku, bet yra lenktynininkų, kurie, pavyzdžiui, netaip gerai gaudosi technikoje, tai jie vežasi paprastai, tada, aišku, kompensacija yra per šturmaną. Tai toksai šturmanas brūkšnelis mechanikas, žinai. Gali būti abu ekipažo nariai labai gerai pasikaustę. Tarp kitko, aš atkreipsiu dėmesį, kad jeigu jūs atkreipėt dėmesį, kai Loibas apsivertė su Elen, ta prasme, ir kaip jie dviese staigiai atsikalė tą automobilį, kur jeigu jūs pažiūrėtumėte nuotraukas, kaip jis atrodė. Jo, ir kaip jie greitai jį atsikalė, susirado ten nukritusi kažkur krūmuose radiatorius, už langom pasijungė, susidėjo viską. Atrodo, kad būtų repetavę, kad jie būtų bet tai yra dalis to, tai yra labai gerai, lyderiai juos užfiksavo iš karto, žinai, juos ten seka, bet tai yra, ir yra tas kūrybingumas sugebėt pasidaryti ir išmanyti savo techniką, nes, neišmanydamas, aišku, kad jau ten būtų varžybas jie pabaigę. Aišku, iki jų būtų davažiaus techninė komanda už kokių 2-3 valandų, bet tai tu įsivaizduok, tada vėl apie kokį mes laiką šnekam prarasta. Ir sugebėjimas, ir tai yra taisyklė, kurią, kaip sakoma, ir VRC visi, kad jeigu tu trenki, tai bet kurioj komandoj taisyklė yra tokia. Tu turi pats
padaryti maksimaliai, kad automobilis darėdėtų, dašliauštų, daropotų iki serviso zonos. Ten jau komandai atkals, nes ten yra visos detalės, yra mechanika ir taip toliau. Bet tavo pirmas uždavinys padaryti, kad automobilis darėdėtų. Ir reiškia, o ne taip, kad tu sėdi ir lauki. Tai už tai investicija į savo žinias, į sugebėjimą sukti varžtus techninį sporto šakoje yra labai svarbi. Negali būti taip turbūt ir žirgų sporte, kad tu tik ateini, prajoji ir paskui tave nukelia, užkelia. Jo, tai ta prasme, tu turi pažinoti savo žirgą ir turi turėti kažkokį ryšį su juo ir jo rūpintis. Tai čia yra lygiai tas pats, ta prasme, kuo tu daugiau žinai, kuo tu daugiau išmanai, tuo daugiau įvairiuose tokiuose situacijose, tu aišku tada tiesiog turi kažkokius sprendimus ir dėl to vėl tavo laikas nuo to tik gerėja. Tai privaloma yra. Dabar daug kas kalba, kad apskritai su kiekvienais metais Dakaras vis evoliucionuoja kokybiškai ir piniginė prasme ir vis sunkiau ir sunkiau dalyvauti. Čia tiesos yra? Na, yra tai konkurencija ten visada buvo labai didelė ir bet kas ten nevažiuodavo. Tai aš irgi čia žinai, kokiais aspektais čia dabar taip sako. Aš, kad evoliucionuoja ir mutuoja į klasikinio ralio pusę, tame yra tiesos, nes Dakaro trasos tampa kitokios. Bet kad iš kitos pusės, jeigu evoliucionuoja tas renginys, tai ir tu turi, reiškia, tie dalyviai, kurie važiuoja, tai jie turi irgi evoliucionuoti kažkiek. O kalbant apie sudėtingumą, taip, dabar yra labai daug tų topinių lenktynininkų, kurių ten bent jau 10-ukas, 15-ukas yra realiai pagal reitingus vieni geriausi lenktynininkai pasaulyje. Ir vien 5 žmonės, kurie dalyvauja VRC ir tas pats Loibas ir Karlos Sainz, tai yra pasaulio čempionai. Tai jau geresnių lenktynininkų už juos šiai dienai nėra. Ir Hirvonenas, tai vėl įsivaizduokit koks lygis. Bet iš kitos pusės, jeigu mes pasižiūrėsim į pavyzdžiui, 2009 metais Dakare važiavo 5 gamyklinės komandos. Tai vėl, tada buvo tuo metu irgi geriausi lenktynininkai, bet buvo 5 gamyklinės komandos. Tai realiai patekti 25-tuką buvo sudėtinga, nes sudėjus kiekvienos komandos 5 automobilius, tai ir gaunasi 25 automobiliai. Tai dabar yra tik 2 gamyklinės komandos, Peugeot ir Minis X-Eidas, nes Toyota tai nėra gamyklinė komanda, tai yra gamyklinio palaikymo komanda. Tai yra skirtingi dalykai. Reiškia vėl, tik 2 gamyklinės komandos, tai kaip ir nėra tai blogai iš kitos pusės. Na vėl, čia kaip kada pažiūrėti. Aš taip kategoriškai nedėliočiau, aš tik sutinku, kad trasa pati tai tikrai jinai labai keičiasi stipriai. Grįžkime prie Motul produkcijos. Mes kalbėjome prieš tai, čia neterio metu, kai mes čia filmavomės įdomiausiuose dalykuose. Kiek tų tepalų, ar ne, ir skysčių Toyotoje yra? Mes skaičiavom, ar ne? Tai kol kas dar, Antanai, nesakyk, nes tai bus susijęs su mūsų klausimu. Bet Motul, alyva ir visa produkcija tai nėra skirta tik profesionaliam sportui, kur ypač sunkios lenktynės, apkrovos didžiulės. Tai, kasdieniam transportui tinka, ar ne? Tai taip, aišku, tai kas tinka sportui, kas tinka sunkiam ir sunkiausiam sąlygom, tai dar geresniam sąlygom, tai yra dar geriau, reiškia. Tai yra, čia net šnekų nėra. Ir apskritai, Motul produkcija, čia automobiliai, motociklai, motoroleriai, vandens transportas, viskas, kas turi principę variklį. Tai yra labai plati gama. Taip. Aš tikrai, pavyzdžiui, tuos pačius tepalus naudoju ir savo standartiniuose automobiliuose. Ta prasme, kurio šiaip kiekvieną dieną gyvenime. Žiauriai įdomu, tas Jaučių standartinis automobilis koks. Iš tikrųjų turiu kelis, turiu Volvo V70, pakankamai seną modelį, D5 varikliu. Man tas automobilis labai patinka, mes jį biškai pasiskaninę dar esame. Van Riokus, nieko nedaryta? Ne, biškai padaryta, žinai. Ir turiu Toyota Land Cruiserį, ta prasme. Čia kaip turi būti, o kitaip negali. Savaitgaliam dažniausia važiuoju su Land Cruiserį, jeigu šiaip reikia po miestą pasitrinti, tai tada Volvo. Kaip kada, bet žodžiu, yra pora automobilių. Ir ten yra moto lipdukas. Alyva. Nuo pat įsigymo, tai jau turbūt 3-4 ir vienam ir kitam metai automobilių, kai jos turiu, tai pilu tik Motul alyvą. Gerai, tai klausimas, bičiuliai, yra toks, už kurio teisingą atsakymą mes jums padovanosime dar vieną didžiulį raudoną Motul skėtį su Antano Juknevičiaus parašu. Kiekgi alyvos telpa Dakarinėme Toyota automobilyje? Studijos numeris yra 242-422. Tiesą sakant, ir aš nežinau, tai dabar jau teks su pagalba. Alio? Ramūnas vėl. Ramūnai, bandysim, ar ne?
kalbam... Noriu skėčio su Antano parašu, o dar jeigu jūsų, tai 2 Antanų bus tobul. Aš galiu nupiešti gėlytę, pavyzdžiui. Tai klausimas yra, kiek alyvos yra Toyotos dakarinės būtent variklyje, ar ne? Teisingai formuluoju, Antanai, taip? Variklyje tai aš sakyčiau, gal 12 litrų ten su visais tais aušinimais, su visko, taip plius minus. Ką žinau. Neteisingas atsakymas. Gaila. Gerokai skiriasi. Nu va, padėjau žmogus ragelį. Variklė šiek tiek mažiau, bet jeigu mes šnekam tik apie variklį, nes pradžių jūs klausimą lik ir uždavėte iš viso tiek apie visus transmisinius ir variklio skyšius. Aš dabar galvoju, kaip geriau. Gal visi transmisiniai skyšiai bus ir patogiau klausyti. Tai Ramūnai, atsiprašau, mes esame kalti šiek tiek tave. Alio? Sveiki dar kartą. Kas skambina? Audrius. Audriu, bandysim dar kartą, ar ne? Taip. Visa Motul produkcija, visi skyšiai, kurie yra dakarinėme Toyotos automobilyje, litrais. Tai čia variklyje ar... Ne, visi. Nu, tai įsivaizduokim ir greičių dėžėje, ar ne, ir variklyje, ir... Ir reduktoriuose tada, reduktoriuose. jeigu Antanai jau klausė, Taip. tada taip, tai būtų teisingiau paklausti variklį ir visi transmisiniai. Tai yra greičių dėžė ir 2 reduktoriai, priekinis ir galinis, ne? Tai vat šitaip reikėtų tada klausti. Teisingai. Nu, aš sakau, kur specialistas, tai specialistas. Tai kiek tų litrų? Litrų galima apsirikti? 9. 9. Tikrai net ir aš suprantu, kad ne. Bandykit kitą kartą skėtis su parašu, Motul, raudonas, didelis, gražus, už teisingą atsakymą. Alio? Labą dieną. Labai, kas skambina? Andrius. Andriau, spėkit arba sakykite, jeigu žinot. Nu, bandom spėti. Tai kokių 19. 19. Ja. Labai netoli. Labai netoli. Litras ar ne, plius minus. Plius greičiausiai, kad... Gal iš tikro tai minus. Minus. Ne litras. Bet labai jau... Labai arti. Nu ir gerai, iš tikrųjų, teisingai bent jau orientuotis. Sveikinam, mielas brolau, tau priklauso didelis, gražus, raudonas Motul skėtis su parašu, žinoma. Labai dėkui. Nu va, džiaugsmas girdžiu balse. Nepadėkit ragelio, gerai? Gerai, ačiū. Plėpėsim netriem. O mes trečiam išimų grįšime po dar vienos smagios dainos. Ir dar vieną skėtį būtinai padovanosim. Radio stotis. Na ką, bičiuliai, dar vienas didelis, gražus, raudonas Motul skėtis su Antano Juknevičiaus parašu laukia jūsų, tačiau būkite kantrus, dar truputėlį teks luktelėti, mes turime dar neatsakytų klausimų, šiandien gyvai pas mus pas Antanas Juknevičius vieši. Nesuspėjome mes iš tikrųjų dar išsiaiškinti iki galo, tai kiekgi iš tikrųjų Motul produkcijos yra dakarinėje Toyotoje? Tai 9 litrai variklyje. Po 1,5 litro reduktoriuose priekiniam ir galiniam ir yra 4,5 litro, na beveik galima ir iki 5, kaip sakyti, tai greičių dėžė telpa. Tai sumoj gaunasi 17 litrų. Transmisiniai kartu su varikliu. Ir bent antrą tiek tikrai veždės atsargoj? Na, antro tiek tai tikrai, o iš tikro tai reiktų kokiam 3 keitimam turėti. Tekdavo keisti tepalus? Kaip Mes iš tikro keitėm tik 1 kartą per poilsio dieną vidury Dakaro, nes nebuvo pas mus ekstra kažkokių pramušimų. Jo, riebokšliai atlaikė, detalės nelūžo, pavyzdžiui, mechanikai visą laiką patikrina greičių dėžę ir reduktoriai, tai apačioje yra magnetukai, tu išsisuki varžtelį ir matai. Jeigu yra metalo drožlių, reiškia, netgi jeigu jinai dar ir puikiai veikia, jau tu supranti, kad tą dėžę turi, kaip sakom, žertis ir žiūrėt, kas joje dar dedasi. Jeigu nėra tų metalo drožlių, tepalas yra švarus, tai tada faktiškai gali važiuoti toliau ir tada mes bereikalo nieks nelenda ir nerdo, nes iš tikrųjų normali dėžė turi atlaikyti visą Dakarą. Jeigu labai svarbus skambutis, tai galit kalbėti. Meilužė skambina tik to. Viešai nekalbėsiu. Galim tęsti pokalbį. Pats automobilis, na, lūkesčiai, jie pasiteisino jau įmetus į Dakarą po pirmų dienų. Nu, jis nenuvylė, kažko netrodė, kad trūksta. Ne, ta prasme, aš iš vis šiame Dakare turbūt buvau pirmą kartą tokio euforijai, nes, važiavam tikrai su geru automobiliu ir automobiliu, apie kurį aš tik svajojau. Tai mano situacijoje aš jau šituo Dakaru, tai galiu džiaugtis kaip nieko, nes ir vargo mažiau ir galėjom parodyti, ko mes esam verti. Tai man tai buvo vienas geriausių Dakarų. Buvo atveju, kuomet, tiesiog nepavykdavo aplenkti varžovą, nes jis neleisdavo, ar ne? Tai to lik ir neturėtų būti. Na, paprastai visada to
nori ar nenori, šiek tiek būna ir čia tu nuo šito niekur nepabėgsi, bet dažniausiai tai būna tik tada, kai tu atsiduri antroji rikiuotės pusėje. Ten yra, jeigu tu esi greitesnis, o dėl kažkokių priežasčių, ar gedimų, ar dėl to, kad keiteisi ratus, ar buvai kažkur pastrigęs, tu prašiau pasirodai vieną dieną, tai kitą dieną pagal tai tu gauni starto poziciją, kuri aišku yra prastesnė ir tada jau prieki tavęs būna lėtesni lenktynininkai, kuriuos tu vienaip ar kitaip turi apsilenkti fiziškai. Tai tada aišku būna visko, vieni iš jų praleidžia labai operatyviai, labai greitai, paskui kitus gal net kartais tenka ir pasivilkti ir kokius per 15 km. Mums irgi yra tai buvę. Bet, čia vėl nieko nepadaisi, būna iš tikrųjų objektyviai situacijos serpantinė, kai tu negali praleisti ir tavęs, pavyzdžiui, nepraleidžia, nors jisai gauna signalą, bet tik išvažiavęs į normalią vietą jis pasitraukia ir praleidžia. Kiti praleidžia netgi rizikingose vietose tiesiog iškart, sakysim, pasitraukia ir tiek. Tai vėl čia jau nuo žmogaus priklauso. Buvo tokių šiemet, kur irgi mes, ta prasme, galvojam, kaip elgtis, nes 20 km, kai tave laiko, yra nesmagu, žinai. O jis akivaizdžiai laiko tik dėl to, kad, gal tai yra Dakaro naujokas, nemoka naudotis įrangą, gal jie nesupranta, gal jie šiaip ten... Bet ten pagal viską, tai mes matėm, kad tai buvo ekipažai, kurie važiuoja be patirties. Pirmą kartą startuoja. Ta paradinė Dakaro pusė, kuomet visi varžovai fotografuojatės, šypsotės apsikabinę. Tas toks draugiškumas yra, ar vis tik tai, jūsgi tarpusavyje lenktyniaujat? Ta prasme, apskritai su Dakaro dalyviais, ar jūs turite kitus lietuvius? Ne, apskritai, nes ir žvaigždės. Tai ten, ta prasme, čia draugais būti, tai tie dalykai nemaišo. Tu gali būti ir draugas, ir trasoje konkuruoti, ir pabaigęs varžybas kartu važiuoti atšvęsti. Aš atsimenu, kai mes važiavam Lietuvos čempionate prieš daugiau negu 10 metų, tai tada irgi vienas varžybas laimėdavo aš, kitas Aurelijus Petraitis, mes kartu važiuodavom švęsti vienas kito pergalių. Ir visiškai tas mums netrukdė būti gerais draugais ir bičiuliais gyvenime ir tuo metu kečiausiais lenktynininkais Lietuvoje rally reidų temai. Tai, žinai, man tai atrodo, kad čia yra tik individualu, ta prasme, nuo pačio žmogaus priklauso. O žmonių yra visokių, bet šiaip daugumoje visi ten yra draugiški, gerai nusiteikę. Ir aišku, trasoje būna visko, būna kažkas ir apsipyksta, žinai, bet, čia matyt normalus gyvenimas, žinai. Ar anksti klausė dar apie kitą Dakarą? Labai greit prabėga tas laikas, iš tikrųjų, aš atsimenu, negaliu net patikėti, kad jau prabėgo visi metai ir jau baigėsi dar vienas Dakaras, o mes taip sunkiai dirbam ir visus metus jam ruošiamės, tai laikas prabėga labai greitai ir aš manau, kad nenustepsiu, kai to jau prasidės kitas Dakaras. Tai labai greit viskas prabėga, nes iš tikrųjų to darbo yra begalės ir to laiko neužtenka viskam. Bet faktas, kad mes važiuojam, faktas, kad važiuosim dar minimum porą metų, nes tai yra programa, kuriai buvo įsigytas šitas automobilis, vis dėlto tai yra didžiulės lėšos ir mes esame įsipareigoję savo partneriam, kurie mumis pasitikėjo ir dabar ieškom dar ir naujų partnerių, kurių dėka galėtumėm iš tikrųjų siekti tų aukštų rezultatų. Tai mums darbas dar nusimato kaip minimum 2 metam, o jau po to, kaip sakau, jau po 2 metų bus matyti. Ar prakrapšys visus Lietuvos talentus atsirastų dar ir 4 ekipažas? Aš įsitikinęs, kad atsirastų. Lietuvoje yra daug gerų lenktynininkų, yra jaunų potencialių lenktynininkų ir vyresnio amžiaus patyrusių, kurie Dakarui ypač tiktų. Aš manau, kad tikrai yra realu, kad gali atsirasti ir 4. Rinka rėmėjų prasme pas mus nėra didelė ir aišku, kad tie ekipažai turės minti tuos pačius koridorius, bet iš kitos pusės dar yra vietos ir tikrai aš netgi labai džiaugčiausi, jeigu atsirastų. Man, pavyzdžiui, labai patiko, kad atsirado šiemet Vaidoto Žalos ekipažas, nes iš tikro kai važiuodom mes tik dviese, tai būdavo toks, žinai... Tu aš. Jo, dabar atsirado trečias, iškart turi savo gerbėjus, turi savo komunikaciją ir vėl. Ir tu lyginti gali. Vaidotas labai gerai važiavo pradžiai, žinai, kur irgi ir tai džiugino. Gaila, jam šiemet nepavyko finišuoti. Aš manau, kad jeigu atsiras 4, bus dar smagiau, jisai įtrauks dar kažkokią grupę savo bičiulių rėmėjų ir
tai yra sveika, tai yra konkurencija, tai yra gerai. Ir antras dalykas, kad vis tiek mes visi judam tą pačią linkmę. Tai aš manau, kad vis tiek visi džiaugiasi, kad dalyvauja mūsų daug ir kuo bus daugiau, tai to ir tikimybė geresniam rezultatui bus, žinai, čia reikėtų dar kokių 3 ekipažų. Manau, būtų visai super tada, žinai. Gerai, tikėkime, kad taip ir bus. Paskutinysis prizas, paskutinioji dovana, gražus raudonas Motul skėtis su Antanu Juknevičiaus parašu. Paskutiniai mūsų klausytojai, nes klausimas yra super lengvas. Trečiąjį prizą atiduosim pakankamai lengvai. 24242, jeigu skambinate iš mobilio prieš tai 85, linija yra jungta. Alio. Sveiki. Sveiki, kas skambina? Raimis. Raimi, pasiruošęs? Bandysim. Motul produkciją galima įsigyti visoje Lietuvoje, kur praktiškai prekiaujama alyva, tepalais. Man reikia, kad tu pasakytum internetinį puslapį būtent šios kompanijos. Tai galbūt motul.lt? Eik tu. Negali būti. Negali būti, bet tai tiesa, taip. Motul.lt. Visi atsakymai, visus klausimus, visa produkcija su visom įmanomom informacijos dozėm koncentruotam. Sveikinu, brolau. Ačiū. Tau priklauso paskutinysis skėtis iš Motul su Antanu Juknevičiaus parašu. Nepadėk ragelio, gerai? Gerai. Štai taip. Kaip ir sakiau, trukom tiek, kiek ir buvo žadėta. Antanai, buvo žiauriai smagu. Dėkui, man irgi. Labai smagu, kad yra paskutinysis interviu šią savaitę, tai aš tik noriu palinkėti gero savaitgalio su išjungtų telefonu ir mielai žmonėm. Ačiū ir jums linkiu gero savaitgalio, nesušalkit, žodžiu, viskas bus gerai. Iki kitų kartų. Ačiū. Ate.